Gerą dieną futbolo mylėtojai, šiomis rungtynėmis startuos antrasis turas Top Sporto lygoje. Čia šiandien Kauno Žalgiris prieš Kauno rajono Hegelmann. Armanavičius. Krašte yra Setas Sincyras. Tiesiai į vartininką. Link tolimo vartų kampo ten buvo siūstas kamuolys. Dar viena proga ir 1-0. Kauno Žalgiris pelno įvartį ir veržėsi į priekį 35 rungtynių minutę. Dar kartelį pasižiūrėkime tą situaciją. Sirgedo perdamas. Hernandesas ir na čia atrodo ten tą kamuolį lietė. Dėl tos priežasties, jog reikėjo ten ir Patrikas Popescu, 14 Styvas Kinge, 45 Artiomas Ščedras, 66 Vilius Armalos ir dabar Hegelmann komandos situacija bei 1-1. 48 minutę neilgai trukus antrajame kėlinyje svečiai lygina rezultatą. Ir čia Matijas Ralė atrodo taip pat lietė kamuolį, tad buvo neteisus. Kučys, dar vienas jos smūgis. Visos Žalgirio komandos organizacijos laimėjimas pasikviesti šį puolėją. Dolžnikovas prieš Vareiką, 27 numeriai. Upstas. Leo Ribeiro. Priverstas išeiti už baudos aikštelės ribų. Jo perdavimas ir Hegelmann muša įvartį. Žvilgsnis ar nėra nuošalės. Patrikas Popescu 79 minutėje prasidėjus išveda į priekį Hegelmann komandą. Klaudijus Upstas su Leo Ribeiro. Puikus Leo perdavimas. Štai čia būtent dešinę koją Leo Ribeiro siunčia kamuolį. Pakovojo ten dėl jo Kaderas ir galiausiai Patrikas Popescu uždaro ten atsidūręs prie tolimojo vartų kampo. Šią situaciją pelnydamas savo pirmąjį sezono įvartį. Ir Edvinas Klaniūnas atsiduria situacijoje priešais vartus. Ten jau kovoja jis dėl kamulio ir įvažiuoja tiesiai Šarkauskui. Išlyginti rezultatą 5-3 pagal kampinius. Rezultatas išlieka 1-2 Žalgirio nenaudai. Kauno rajono Hegelmann iškovoja savo pergalę ir tai yra pirmoji pergalė, pirmieji taškai šiai komandai.